Navas Racing Club PMA Baltikos veikėjai 4 etapą. Šioje trasoje dalyvausim 1 kartą. Nusiteikimas geras, kantraujam patikti. Nespėjus nuvažiuoti net 50 km jau turim pirmą problemą užsidegusią tepalų lemputę mašinai, bet vis dar nuotaikas išlieka optimistiškos. Esam pasiruošę, turim motociklus pakrautus. Ir ką, žiūrėkit video toliau ir pamatysit, kaip mums sekėsi. Stojam pirmam sustojime, kelionė sekasi neblogai pagal kas, tepalų lemputė daugiau neužsidegė, o dabar leisim savo šiek tiek pasilepti. Išsisakei? Tomas Taukas. Pasireikis tave. Nu ką, pasilepinom šiek tiek. Bet tas pasilepinimas kainavo Latvijai valandą laiko spūstyse. O dabar tęsim kelionę, važiuojam link Estijos. Komanda jau vietoj laukia mūsų. Pamatysit netrukus. Bokalus neidėsi galvus. Atvažiavome į arklidę kažkokią. Vila Bak. Ką, arklidėse įsikūrėm, dabar einam į miestą, susitiksim ryt treniruotėse. Gerai, einam. Einam, gražuoliai.
Labas, Linai. O, patraugo, ruoškim. Tik racing in the house. Ką? Oi, Labas rytas, chebra. Treniruočių diena. Atvykom į Porsche ringą. Einam registruotis. Antočkė Racing GP ant kadro papuolė. Kaip visada. Sako, neturim kas liep. Ką? Gavom boksus. Chebra ruošiasi jau. Ruošiamės, graunamas, bazaras. O, kaip atrodo. Mūsų boksai. Labą rytą. Gerai. Mano išmetimas su katoliku 100 decibelų. Reiškia, Poznanė ramiai praeis. Ką, dedam šildytuvus, ruošiamės su chebra varysim gazuosim 10 valandą. Gerai. Nu kaip čia kas praėjo? Gerai, 100 decibelų su aftermarket išmetimu. Buvo nereiklavimų, viskas gerai, praėjo. Dušą, važiuosim lenktyniam. Žinok, aš net nemokusiu, aš nieko nesakau jums nieko. Nu gerai, pabandom. Nu, Pabandom. Aš žinau, praėjau. Pakomentuok. Davė žalį lipduką ir viskas, ačiū. Gal, Europa. Pasikaročia, problema yra, kad įsilaužęs yra, reikia pakelti spaustuvų galinį ratą, nes kitaip neįsijungia laisvės. Tai va, girtis, nereikia taip. Nes įsika ratą, ant keltuvą varėm, gavo gerą žalį lipduką. Žalį? Žalės reiškia gerai, ir nieks galim pagazuoti. Va. Svarbiausia yra, va, nuojas ok, reiškia važiuojam, gazuojam. Nu gerai, nepabėg dabar nuo manęs. Ne, palauk.
visai smagiai važiuojas. Pirmais važiavimais pavyko susukti minutę 34. Kiek tu meitą tau pavyko susukti? 3-2 Ir kokie trasos pirmieji įspūdžiai? Nieko, labai padangas jėdas, jis jau vis dar galimai. Ir pasiėmiau vieną į atsargą ir tai naudoti. Tai... Gerai. Ne kažką. Pagaliau atėjo pietus. Važiavime visai sekasi neblogai. Padangas laiko tvirtai. Bet panašu... Jo, bet draugas gali pakomentuoti, kas jo per Nieko, ką, jie per daug gėda man tas padangas ir kaip tyčia neįsidėjau kitų, tai čia nežinau kaip gautis. Jo, panašu ir man priekį softą labai valgo, bet aš turiu porą įsidėjęs, bet manau, kad šiandienai dar užteks. O dabar, kol pietus yra, einam pakalbinti draugų, kaip jiems sekasi. Trasa važiuojant pirmą kartą. Ši trasa tai techniška. Iš tikrųjų trasa labiau techniška negu kokią kačerginę. Kačerginė reikia turėti didelius kiaušus, o čia kiaušai nepadeda. Čia turėti geros technikos, turėti biškį supratimą, kaip įeiti, kaip išeiti posūkį. Atsimušti gerai taškus, tos pačius stabdymus, atsidarinėti tvirtai. Nežinau, iš tikrųjų trasa labai gerai iš tikrųjų, bet įspūdžio nepalieka. Tai kaip suprantu, pirmą dieną sekasi visai neblogai, trasa patinka. O ar esi vienas atvažiavęs ar su komanda? Ne, esu su Navas Racing Team atvažiavam šešiese, 300 kubatūros klasė, man rodos, jo, 3 važiuoja. Tada vienas HC600, vienas iš komandos narių važiuoja B1000 lygiai ir kitas Supersport 600. Tai šešiese atvažiavam. Ir kaip atrodo tavo pasiruošimas prieš varžybas tiek fiziškai, tiek psichologiškai? Psichologiškai pasiruošęs, nes oras geras, padangą atsivežęs, motociklas kol kas veikia, biškis stabdžiai gal prastesni, bet čia viskas okei. O fiziškai niekada nebūni pasiruošęs. Eis paslapti, Antanai, ir šis sportas daug kainuoja. Šis sportas kainuoja daug, bet dėka rėmėjų šiek tiek viskas tampa pigiau, tiek po Dyno Parts paremė detalėm, Navas Racing Team biškį nuolaidų pritaiko, vieni pamokina, kaip važiuoti, kiti parodo padangas, kaip susireguliuoti, kad jos mažiau diltų, slėgius padangos. Ta prasme, iš tikrųjų, jo, ta moto, tepalai, dar kažkas. Bazarą ir skanių tau pietų. Malaus vakar. Gerai, pakalbėsim komandos draugą Eriką. Šiais metais važiuoja C600. Tai kaip tau, Erikai, sekasi šiandien? Papasakok savo įspūdžius. Šiandien iš viso galiu pasakyti labai gerai. Pirmas važiavimas ten nesitikėjau. Pagerinau už 2 sekundėm savo geriausią laiką. Tada kitų važiavimų dar 2 sekundėm pagerinau. Tai net nežinau, iš kur tas atsirado gal pasitikėjimas trasa, gal savim. Bet kas lėmė, tai kad Estijoje yra nuostabus oras. Kas yra tikrai labai retas dalykas, giedra ne vieno debesėlio. Tai čia nelabai tikrai, kas žino, Estijos trasa tikrai neįprasta. Kitas dalykas, biškai techninis nesklandumas yra su aušinimu. Tai nežinau, žiūrėsim biškai. Atrodo, kad mano ventiliatorius ten labai dirba. Tai stebėsim temperatūros kaip ten. Jeigu labai kaista, tai reiškia praleidinėsim sesijas ir tiek. Saugusi motorą, ne ką. Tiek. O kas čia dar? Spėju, tikslas bus važiuoti kokias 2-7-6 pabandysiu ir čia būtų jau tikriausiai mano ribos. Bent jau kaip užtikrinti dabar važinėjau, nes būna vietų, kur slidinėjau, bet daug kas mėšų, tiek grupė daug grybų. Tarp jų ir mažas bus dabar. Bet šiaip nieko, ne, viskas gerai. Reikėjo patraukti kolegą per daug. O šiaip, ką žinau, savietą tai labai gerai, nes čia mano 3 kartas bus, kaip čia važiuoju. O 2 kartas tai sėkmingas, po 2 sesijų kritau ir pasibaigė mano visas važiavimas į Latviją ir buvau komandos sportas. Tai kaip ir toks update'as. Nu ką, Erikas mus labai iškalbus. Ačiū už interviu. Prašau. Na, o dabar B600 X Racing komanda atstovaujantis mūsų Mažvydas Grigalevičius. Nu tai Mažvydai, papasako, kaip tau šiandien sekasi važiuoti šioje trasoje. Man aplamai šį sezoną nesiseka važiuoti, nes buvo visokių įvykių pavasarį, kurie paveikė smegenis. Ir
neduoda atsipalaiduoti ir važiuoti taip, kaip važiuodavau, tarkim, pernai. Ir kaip tu manai, kas tau kiša koją, ar padangos, ar dar kažkokie tai techniniai niuansai ir labiau psichologiniai? Tai techniniai niuansai, viskas aišku, viskas gerai, tiesiog psichologija. Nesusitvarkau, kažkokia baimė atsiradus ir negaliu atsipalaiduoti visai. Ar galėtum gal pristatyti savo motociklą, su kokiu modeliu čia važiuoji? Motociklas Kawasaki ZX6R, 24 metų naujausias modelis. Labai norėjau naujausio, bet dabar beveik gailiuosi, nes neišnaudoju tos technikos. Prisidėjau visokių žaislų, kurių dabar realiai man ir nereikia. Ir kokie būtų tavo lūkesčiai šiandieną šioje trasoje, bei ar žadi dalyvauti rytoj varžybose? Varžybose dalyvausiu, kaip ir visada, o lūkesčiai grįžti sveikam namo ir su sveiku mocu. Nėra tikslų kažką laimėti, svarbu suvažiuoti visus važiavimus į varžybas ir pasiekti sveikam namo. Na ir ką, Mažvydai, palinkėsiu tau sėkmės, susitinkam trasoje. Ačiū. Nu ką, baigęs pirmą treniruočių dieną. Įsisukėm tai iki nulio, energijos visiškai nėra. Gerai pasitreniravom, be krešo, saugiai. Laikus irgi pasigerinom. Išėjo suvažiuoti minutę 30 dienos pabaigoje stabiliai.
Iškilo šiek tiek techninių nesklandumų. Sprogo demperis, bet komandos draugas turėjo pakaitinę. Įsidėjom pakaitinę. Padangas naujas pasiruošėm rytoj. O dabar varom su chebra namo, pailsėti, šiek tiek atsipalaiduoti ir susitinkam rytoj varžybose. Varžybų diena. Ką tik pabrifingo, užsidėjom naujas padangėlės, įsiklijom rėmėjų lipdukais, Dyno Parts. Ir turėsim 2 sesijas pasitreniruoti, tada turėsim kvalifikacijas, turėsim varžybų. Mano klasė yra tik vienas varžovas, vietinis Estas. Jisai yra už mane pagal 6 sekundėm greitesnis, tai aš manau, kad labai nerizikuosiu, nesidraskysiu, bandysiu suvažiuoti saugiai ir tiesiog bandysiu gerai praleisti laiką. Suvažiavam kvalifikacijas. Pavyko pasigerinti laiką iki minutės 27. Aišku, Estas pirmas yra. Kietas bičas, nes per kvalifikacijas krito. Dabar atrinkinėja motociklą ir dalyvaus varžybose. Tai bendroji įskaita 5, o savo klasė 2. Nepamiršk, žinai, kad ant 0 kilometras turi būti. Jauva, aš
Все, давайте. Antrą vietą! O! Komentaras, Komentaras. kaip sekės? Gatvė, tiksliau, esto realiai buvo padaryti nebeįmanoma. Sustartavau gerai, bet apleidau poziciją. Ir jau pamačiau, kad reikia rizikuoti. Bet su kažkokio lenktynininkų neblogai pasikapojom.
visą kelią gaudžiau jį ir pavyko apsilenkti trečiam posūkį nuo galo, bet per daug įsibėgėjęs, skridau į žolės, nenuvirtau, grįžau atgal į trasą, bet vis tiek. Ką galėjai padaryti geriau, kaip manai? Nieko. Svarbiausia, kad visi saugiai ir, kaip sakant, Pravažiavom gerai. matėjai, O kas tau tam? Gražiai, leidai, gražiai. nes ir tu norėjai. Jeigu Alzheimeris lankėm diskus aukščių, tai būdami toje